Prisiminimai iš Grandkanarijos. Ten, kur gyvenom, turėjom kieme baseiną. Nedidelį baseiną, bet visai smagus. Mano sūnus, autistas, ten puikiai jautėsi. Baseinas negilus. Ta diena prisijungė ispanų vaikučiai. Jie labai ten smagiai dūko. Aišku, mano Deividas irgi nenusileido. Galbūt jam sunkiau, nes jis aukštas, toks kresnas vyrukas. Bet ir jis čia labai gerai laiką praleido. Aišku, kalbos barjeras yra, tai nelabai jie ten ir pabendravo, bet bent jau jisai prisimaudė, kiek tik tai norėjo. Bet kas labiausiai jam ir patiko baseine. Dėl to jisai gal ir kitą kartą norėtų važiuoti. Deividas prisinardė, kiek tik norėjo. Čia su tuo nardymu tai buvo atskira istorija. Kai jis buvo visai mažiukas, kaip ir visi vaikai, dar nemokėjo plaukti. Tai jis pirmiau išmoko nardyti, nei plaukti. Tik vėliau šiek tiek paplaukti išmoko. Dabar jau jisai nardo, bet visą laiką su akiniais. Susideda akinius ir jis ten nardo, ten dugną apžiūrinėja. Ir čia šitam baseine, gyvai jisai ir pasakoja, kad rado atlūžusių baseino. Tokių, kaip sakau, plytelės tokios mažos. Ir jau ten tipo, kad nesusižeistų kažkas tai jisai išmetė vieną plytelę, o kitas padėjo. Jis toksai rūpestingas. Čia vėlgi šuolis, tik parodė, kad nebėgtų vaikai. Vienu žodžiu, šita diena buvo paskirta tiesiog baseinui, maudymuisi. Mes puikiai praleidom ten laiką. Aišku, filmavau daugiau sūnų, manęs niekas nefilmavo, todėl pačioj pabaigoj pamatysite tik tai kelias nuotraukas. Aišku, aš čia irgi įsimaudžiau. Netgi įdegiau šiek tiek, visai smagu buvo. Aišku, gyvenome neprabangiam viešbutį, bet labai labai faina. Kaip ir sakiau, Deividui labai patinka plaukiot, nardyt. Būdavo kaip mažas, labai sunku net ištraukti iš vandens. Dabar va matot, panerė ir paplaukė. Aš labai džiaugiuosi. Renka plyteles attrupėjusias nuo baseino. Ta kokybė mano video nėra labai gera, rankos kažkodėl virpėjo, bet jei jums šitas turinys patinka, ką aš keliu, labai kviečiu pasekti mano kanalą, jūs man labai pagelbėtumėt jį išplėtoti. Davai. Oba.